Atėjo laikas apie darbuotojų ir organizacijos sinergiją kalbėti žmogiškai. Paklausyk, šiandien būtent tai ir darome čia, tinklalaidėje Žmogiškai. Sveiki, Tripulo Consulting žmogiškai tinklalaidės klausytojai ir žiūrovai. Sveikinuosi aš, Tripulo tinklalaidės vedėja bei Tripulo Consulting vadovaujantį partnerį Justė Pakėnantė Dailytkė. Smagu, kad vėl antradienio popietę prisijungėte kartu su mumis. Šiandien su mumis yra Tripulo Consulting konsultantė Marija Vorobjovaitė. Jinai yra komandų formavimo, asmeninės lyderystės ugdymo ekspertė. Žmogus, kuris ne tik kitus moko siekti tikslų, bet ir pati yra įveikusi daugybę įkvepiančių asmeninių iššūkių. Tai šios dienos mūsų ir tema yra pakalbėti apie tos 25 metų tikslus, ar jau juos pamiršome, tos pažadus savo, ar vis dar juos tęsime. Tai Marija, mano gal toks pirmas klausimas, ar keliesi savo asmeninius tikslus? Taip, tikrai keliuosi, bent jau sąmoningai kokius 6 metus iš eilės. Seniau būdavo tikriausiai kaip pas daugelį, kaip išeina, kaip įkvėpimas ateina ir taip toliau, arba iš eigos, o dabar turiu net Exceliuką kiekvienai sričiai su savo darbų sąrašu. Aš galvoju, aš juos vadinu net jau nebe tikslais, bet darbų sąrašais, kaip pasiekti tam tikrą tikslą, metinį įsivertinta. Tai tikrai galiu ir iš savo patirties, ir iš to, ką mokslininkai apie tą tikslus kalba, pasidalinti šio podcast'o metu. Puikiai. Tai manau, kad mūsų klausytojams labai įdomu, tai kaip prasidėjo tavo ta kelionė su tikslais. Ar tu minėjai, ne, kad paskutinius 6 metus keliesi tuos tikslus, tai kas įvyko, koks pokytis pas tave įvyko gyvenime, kad atsirado tas tikslų kelimas savo asmeniškai? Manau, kad šiuo atveju labiausiai apibūdinanti situacija, tai kad pokytis įvyktų, reikia pasiekti tam tikrą dugną. Tai viena gyvenimo sferoje aš irgi pasiekiau dugną, tokiu atveju, kai per darbus, per kitus tikslus, karjeroje, mokslas ir taip toliau, aš apleidau visiškai sveikatingumą ir rūpinimąsi savimi. Ir suprasdama, kad jau ateities šioje srityje dar blogesnės tikriausiai neįsivaizduoju, tuomet, kai jau ne tik tai tiesiog nesportiška, bet ir negali įsirinkti drabužių iš įprastų parduotuvių, supratai, kad kažką reikia keisti. Ir pagaliau įsivardinus tą tikslą, kad reikia pokyčių, galvojau, kaip užtikrinti kad tas pokytis būtų ilgalaikis. Na ir tikriausiai, manau, ta mano sėkmė ir buvo, kad aš įsivardinau ne rezultatą, kad pavyzdžiui, minus kažkiek kilogramų, o įsivardinau tikslą procese. Tai šiuo atveju, kad mano buvo tikslas kažką daryti dėl to, tai šiuo atveju aš įsivardinau, kad aš bėgsiu kilometrus. Ir labai simboliškai po daugelio metų nebėgimo, nes seniau gal bėgdavau tik tai ties mokykla ir taip toliau, elementarus tokie pabėgiojimai. Įsivardinau, kad norint prabėgti 10 kilometrų. Ir tą, kad pasiekčiau, galite įsivaizduoti, man užtruko maždaug pusę metų, labai mažai žingsniukais, pratinantis tą bėgimą iš naujo. Aš dar iki šiol turiu savo programėlėje savo pirmąjį bėgimą užfiksuotą, kuris ten buvo, jei neklystu, apie 2 kilometrai ir buvo tikrai labai lėtas ir su sustojimais ir taip toliau, bet tai buvo pirmas žingsnis. Ir labai džiugu, kad tuo laikotarpiu tiesiog man taip bėgimas patiko, nes aš po jo jaučiausi, kad aš tą tikslą padariau, tą žingsnelį gyvendinau ir rezultatas, tai tik pasekmė gavosi, kad geresnė savijauta, geresnė emocinė būklė ir tuo pačiu išvaizda, tai buvo tik pasekmė. Bet aš kiekvieną kartą gaudavau pasitenkinimą, kad aš ką pasakiau, kad šiandien prabėgsiu, kad ir tuos 2, 3, 4 kilometrus aš tai įgyveninau. Tai taip ir tapau priklausoma nuo tikslų kėlimo ir siekimo. Tai manau, kad tai ir slypėjo ta mano meilė tikslams ir supratimu, kad ne tik tai sporte, bet ir visose kitose srityse sąmoningas jų įsikėlimas ir siekimas gali parodyti nerealių rezultatų. Puikiai.
Skamba labai, labai gerai, nes suprantu, kad tada tie tikslai persikelia ir į kitas gyvenimo sritis, ne tik į sveikatingumo temą, bet kaip tu nusprendė, kad tai yra bėgimas, ne? Ar tau ir anksčiau jau patiko bėgimas, ar tu tiesiog nusprendė, kad tai bus bėgimas ir pradėjai bėgti? Iš tikrųjų, bandau taip pat prisiminti, bet aš labai norėjau iš tikrųjų atsiremti nuo kažkokios metodikos ir ta metodika tikriausiai daugelį, beveik manau 100%, kas klauso tikrai žino, buvo elementariausia SMART metodika ir man labai reikėjo apibrėžti tikslą. Tai šiuo atveju aš supratau, kad aš dabar negaliu pasakyti, per metus minus 50 kg. Nu, tipo, kaip tai pasiekti, ar nelabai neapčiuopiama ir taip toliau. Todėl mano tikslas buvo įvardintas ir buvo. Už pusės metų bus Kauno maratonas. Gerai, 10 km distancija, atrodo įmanoma, ne, iššūkis šiandien, bet manau įmanoma. Aš ir įsibrėžiau, kad aš noriu per tą 10 km už pusės metų nubėgti ir tam, kad aš tai padaryčiau, aš susidėliojau, kiek aš tau keliu tikslų, kiek kartų aš turiu išbėgti ir taip toliau, kad prisipratinti, kad tas bėgimas Kauno maratone jau būtų tiesiog kaip simbolika, jau malonumas, nes aš jau būsiu komfortiškai, o aš ne tiesiog lauksiu tos dienos, kad pabandyti, ar pavyktų, ar nenumirsiu bėgime. Tai šiuo atveju viskas prasidėjo lygiai taip pat nuo tos klasikinės metodikos įsivardinti aiškiai terminą, tikslą, apibrėžti, kaip tu jį vertinsi, kaip tu pasakysi, kad tu jį gyvendinai. Ir tokiu atveju, per pusės metų, žinokit, labai visi kiti irgi problemos, kurios buvo susijusios su sveikatingumu, išsisprendė. Tiesiog kaip pasiekmė. Tada yra geriausia matyti ir matuoti tai, ką tu gali matuoti. Tai reiškia, savo įdėtą darbą tu gali matuoti, o visas gaunasi rezultatas jau pasiekmė. Jau tie numesti kilogramai tampa pasiekmė to tavo suplanuoto tikslo. Šiandien jau vasaris ir labai keista, kad mes kalbame apie tikslus, ne? Bet iš tikrųjų, ką rodo, kad visi dar būna suinteresuoti sausį siekti tų tikslų, ateina vasaris ir jau atrodo, tie tikslai jau toli ir ką tyrimai sako, kad net 8% žmonių nepasiekia savo tų, tik atvirkščiai, tik 8% pasiekia įgyvendintų savo naujametinius tikslus. Tai kaip manai, kodėl taip yra, kodėl ties vasariu jau nebegyvendinam savo tikslų arba net nebesiekiam savo tų tikslų? Visų pirma, manau, kad tas visuomenės spaudimas, ar ne, kad čia reikia įsikelti tikslus, yra iš vienos pusės geras, iš kitos pusės, ar tu esi pasiruošęs, ar tu darai dėl to, dėl kitų, ir tiesiog simboliškai pasirašai tuos tikslus. Tai labai svarbu, kad bet koks tikslas, jisai būtų gyvenimas, turi labai vienas svarbus dalykas būti. Elementarus asmeninis noras. Jei tu nori to neįsivardinai ir tu tik primeti, ar ne, visi čia bando užsidirbti tą milijoną, aš irgi noriu užsidirbti tą milijoną. Bet ar tikrai tu to tiki, kad tikrai tas milijonas tau tai yra toks gyvybiškai svarbus, kad tu pakeisi savo gyvenimą, nes bet kokiam pokyčiui tikslą pasiekti kažkas, kas iki šiol nebuvo tavo gyvenime prioritetas, faktas, kad reikalaus pokyčių. Tai reiškia išeiti iš komforto zonos, pakeisti savo įpročius, kas nėra patogu, kam reikės daryti prieš savo suformuotą įprastą rutiną. Tai jei tu neturi to pagrindo, ne savo tos pagrindinės motivacijos pačioj pradžioj, na tai faktas, kad jinai ir išnyksta, nes jinai nėra jos pagrindinės motivacijos. Kodėl man pasisekė? Dėl to, kad aš supratau, kad jei ne dabar, tai toliau tik blogiau bus, ar ne? Aš turėjau labai kertinį jau iš gyvenimo klausį, kad reikia tikrai keisti gyvenimą. Todėl dugnas kartais ir būna tai atspirties labai geras taškas, kada tu supranti, kad jau nėra atgal ir čia nėra tiesiog mano pirmadienio noras, bet yra tiesiog tu būtinai turi tą padaryti. Tai kitas dalykas, žmonės vis dėlto, atrodo, mes labai daug kalbam, jau iš vienos pusės išsemta tema apie tikslus, bet vis dar kartais diskutuojant, supranti, kad žmonės labai abstrakčiai tuos tikslus įsivardina. Tai daugiau gal uždirbti, tai daugiau skirti laiko šeimai. O ką reiškia daugiau, ar ne? Kiek yra daugiau? Arba tas pats daugiau sportuoti, ne? Tai kiek yra tau daugiau? Ar tiesiog vieną kartą nueiti į sporto salę, ar krepšinį pažaisti su draugais jau yra daugiau ir tau pateisins šitą tavo iškeltą tikslą? Ar vis dėlto tu nori aiškiau apsibrėžti, kad tu galėtum save vertinti? Nes organizacijose
labai aiškus vertinimas kiekvienų metų rezultatų ir tikslų. KPI-ai, rodikliai ir visa kita. Pritaikykim taip ir savo gyvenimui, asmeniniam gyvenimui, nes tik tokiu atveju mes galėsim savo būti vertinti save ir matyti progresą arba ne, arba daryti atitinkančius veiksmus. Tai migloti, neaiškus tikslai, kai trūksta aiškaus plano, ta motyvacija faktas, kad ir išbėgsta. Tai padėkit savo, įsivardinkit tą prioritetą ir pradėkit nuo vieno bent jau tikslo. Šiuo atveju, kad tikrai esu ne vieną mačius ir internete sklandantį sąrašėlį, kur yra 10 skirtingų tikslų iš visų skirtingų gyvenimo sferų ir karjera, ir santykiai, ir sveikatingumas ir taip toliau. Nu tai nuo ko pradėti? Atrodo, čia turi viską, mesti visus darbus ir tiesiog daryti tą planą. Tai pradžiai vieno užtenka, savo metų prioritetą įsivardinkit, pažiūrėkit, ką jūs turėtumėt pasiekti, kad savim didžiuotumėtės, pažiūrėkit, ar tai yra įmanoma, realu bent jau tam laikotarpį, kurį įsivardinot, ir viskas. Ir po to vieno prioriteto įsikėlimo ir pasiekimo to tikslo, patikėkit, tas pasitikėjimas savim, supratimas, kas man veikia, kas neveikia, atsiranda, ir tada tik gali dauginti ir siekti visų įmanomų savo svajonių. Kaip pati įsikėlė tą prieš 6, tą pirmą sveikatingumo, ne, tą maratono tikslą, ar turėjai tada tik tai vieną tikslą, ar turėjai daugiau tikslų įsikėlus tuo periodu? Iš tiesų, tas pirmasis ir buvo visiškai vienas. Tai mano buvo tiesiog Kauno maratonas, 10 kilometrų, gauti tą medalį, nubėgti, net neapsibrėžiau iš tikrųjų, koks turėtų būti greitis. Man svarbiausia buvo procesas ir tuo pačiu, kad aš nenumirčiau po to 10 km. Tiesiog, kad būtų komfortiška. Tai aišku, kad reikėjo pasiekti tam tikrą ir pulsą ir greitį, kad tas greitis būtų komfortiškas. Tačiau aš, kaip ir sakiau, aš taip gavau savo pasitikėjimą pagaliau savim, kad aš galiu vis dėlto įsikelti ir keisti savo gyvenimą. Ir viskas yra įmanoma, kad aš pradėjau, kaip ir minėjau, būti priklausoma nuo tų tikslų ir toliau keltis, ir toliau. Ir mano santykis su sportu, kaip iš tų istorijų gyvenimo būdo, iš tikrųjų pasikeitė visai į tokį santykį, kur aš jaučiuosi blogai, jei aš tą dieną nepasportuoju. Tai reiškia priklausomybė lengva. Tai kiek dabar kartų per savaitę sportuoji? Tai pas mane dabar, aišku, šių metų tikslas nėra prioritetinis sportas, bet yra lentelė sportų tikslų. Tai kiekvieną dieną aš stengiuosi, nebent savęs per daug nebaudžiu, jei tą dieną yra tiesiog kiti prioritetai yra svarbesni. Tai aš stengiuosi kiekvieną dieną skirti eilę sportui ir laiko sportui, kad išlaikyti tą visų pirma šiuo atveju proto aštrumo. Aš jau dabar šiuo atveju matau motyvaciją emociniam stabilumui ir proto aštrumui ir tiesiog savo pasitikėjimo savim, pabuvimu su savim. Man laikas sporto yra visiškai savirealizacinis. Laikas savo. Tai minėjai kelias jau klaidas, kurias dažniausiai daro žmonės keldamiesi tikslus, ne? Kaip, pavyzdžiui, per daug prioritetų prisidėdami, kad ir pirmą kartą, jeigu tu keliesi, arba ten 10 sudėdi skirtingų prioritetų. Ar dar kažkokias esi pastebėjus klaidas, kurias žmonės daro keldamiesi savo tikslus? Manau, kad ir pagrindinis, kaip ir minėjau, vienas yra labai daug, labai skirtingų, kitas yra nėra apibrėžta. Tai nėra, kad negali atsispirti, ar ne, tai ką reiškia daugiau, arba ką reiškia susitvarkyti gyvenimą, ar ne, pagal kokius kriterijus tu save vertinsi ir tada automatiškai tau ir sunkiau tą veiksmų planą pasakyti. Ir kitas gal dar vienas toks labiau psichologinis, ar ne, tik laukimas motivacijos, laukimas to, kad aš turėsiu motivacijos tai daryti. Deja, bet aš kuo toliau, tuo daugiau suprantu, kad motivacija nėra tikrai dalykas, ko mes turėtume laukti arba ieškoti. Mes galime susirasti tą motivacijos svarbiausia tam pirmam etape, kai susigalvojam savo norą, tą tikslą ir save taip pagrysti, susirašyti visus argumentus, kodėl man tai svarbu, kodėl aš turiu tam skirti laiko ir taip toliau. Tai va tam mums svarbu motivacijos. O paskui atsiranda kitas dalykas, kuris ir užtikrina pastovumą tikslų. Tai yra disciplina.
Tai šiuo atveju, jei mes suprantam, kad nėra jau noriu, nenoriu, o yra tiesiog reikia. Aš pasakiau savo prieš metus, kad aš šitą darysiu ir man buvo svarbu, aš susirašiau 100 variantų, kodėl aš tai darau ir kodėl aš šiandien, kad ir tingiu, savo leidžiu netesėti savo pažado, kurį savo pažadėjau prieš metus. Tai atsakomybė prieš save, kartais reikia save pabėdavoti ir neleisti savo būti prieš save neteisingu. Tai tiesiog elementari disciplina, tiesiog nenoriu, reikia, bet susidėlioti taip procesus, taip savo grafiką, kad nebūtų išeities daryti kitaip. Nesvarbu, ar tai su sportu, ar tai su santykiais, ar su karjera, tiesiog sudėlioti aplinkybės taip, kad jos to būtų palankios ir liktų tik tai daryti. Daugiau nebemastyti, o tiesiog daryti. Tiesiog žinai, kad reikia ir darai. Aš kaip sakau, kad motivacija atsiranda bedarant. Išeini, užsidedi tuos sportinius batus, išeini į lauką, ir pradedi bėgti ir žiūrėk jau. Motyvuoja tas bėgimas, tai motivacija atsiranda bedarant. Žinai, yra toks gajus mitas, kad pakartok 21 dieną ir susiformuos įprotis ir jau tau čia bus lengva daryti, o 22 dieną ant sparnų išskrisi ar ten bėgioti ar kažkokius kitokius dalykus bedarant. Tai kaip tu manai, ar čia yra mitas, ar čia iš tikrųjų yra teisybė, kad pakartosi 21 kartą ir susiformuos tavo įprotis? Tai šita iškarpa šito tyrimo apie tikslų siekimą ir įpročių formavimą tikriausiai yra viena populiariausių visoje edukacijoje, cituojama ir žmonės sako, man tik ištverti tą 21 dieną ir bus viskas gerai. Ir man buvo labai įdomu pasidomėti daugiau apie šitą tyrimą ir kuo jis paremtas. Ir visai neseniai aš supratau ir atradau, kad iš tikrųjų šitas tyrimas, kuris cituojamas jau daugiau negu 60 metų, yra visai ne psichologo ar kažkokio žmonių įpročių tyrėjo, bet plastikos chirurgo atliktas tyrimas, kuris iš tiesų tyrė savo pacientus, kurie po operacijų bando priprasti prie savo naujos išvaizdos. Ar amputuotos kojos, ar veido pakėlimo, ar kitų kažkokių formų pakeitimo. Ir tada kyla klausimas, ar tai gali būti pritaikoma tokiems visai kitokiems veiksmams žmonių, kurie orientuoti į veiksmą, į įpročio, į keitimą ir taip toliau, o ne susitapatinimą su savim. Todėl ačiū Dievui, kad buvo pakartotas tyrimas ir buvo orientuotas tik tai į įpročių formavimą. Tai čia maždaug prieš 15 metų buvo atliktas būtent tyrimas su įvairiais tikslais, įvairių sudėtingumo tikslų kėlimu ir siekimu, ir kad formuotųsi tas įprotis daryti kažką kitaip, pradedant nuo lovos pasiklojimo, išlipant iš lovos kiekvieną kartą. Šitą įprotį tikrai turiu, aš pati atkreipiau dėmesį, kad kažkaip tas dar vaikystėje tėvų įskiepytas, kad bus labai blogai, bus nepaklota lova. Tai aš visada automatiškai, aš nebemastau, kad lova tiesiog paklojama. Lygiai taip pat kaip dantų valymas, ar ne? Tai irgi tas pats įprotis. Mes jau negalim išeiti iš darbo arba pusryčiauti ar kažkaip ten susidėliojom, jei mes to nepadarom, nes tai yra jau nebe sąmoningas mūsų veiksmas, bet nesąmoningas veiksmas. Tai rezultatas, jei reikėtų išvesti formulę, kiek užtrunka suformuoti tyrimą, tai įprotį, atsiprašau, tai šiuo atveju užtrunka apie 66 dienas vidutiniškai. Bet tai reiškia, gali trukti nuo 18 iki 254 dienų. Kodėl toks didelė amplitudė to laiko, ar ne? Dėl to, kad įpročių formavimo ir įpročių sudėtingumas yra labai skirtingas. Vienas gali išsikelti, aš noriu kiekvieną rytą išgerti stiklinę vandens. Na ir kas, atrodo, nieko čia sudėtingo, prisipili vandens, prie pusryčiaujant išgeri stiklinę vandens. Lygiai taip pats įprotis, bet kurį užtruks galimai gal kelias savaitės susiformuoti, kad tu įprastum ir tiesiog visada eidamas į virtuvę, visada piltumais vandens. Šiuo atveju, jei tavo įprotis yra, pradėkim, sudėtingesnio, man kas būtų sudėtinga, tai keltis kiekvieną rytą, pavyzdžiui, 6 ryto ir 10 km bėgti krosą. Tai man
šitas įprotis būtų dar sudėtingesnis. Kodėl? Nes aš ryte nesikeliu, man labai sunku ryte prasibūdinti ir dar bėgti 10 km, vis tiek toks šiek tiek jau, tik tai išlipau iš lovos iš karto į lauką, kur šalta, kur šlapia, man per sudėtinga. Dėl to aš keičiau tą įprotį, aš visada sportuoju vakarais, man žymiai lengviau, tiesiog ar grįžtant iš darbo, arba tiesiog uždarant kompiuteriu, ribojant ir savo laiką, kad viskas dabar jau laikas mano sportui, aš uždarau, užsidedu kedus arba būnu iš karto su sportinė apranga, tas labai padeda ir tiesiog bėgu. Ir tai šiuo atveju, kuo sudėtingesnis įprotis, tuo ilgiau ir užtruks. Ir galimai gali net iki metų trukmės užtrukti. Tai turi tam pasiruošti ir įvertinti. Nes jei mes tikėsimės 21 dienos, tai labai gerai, kad ir 21 dieną tą darysit, bet gali tas lūkestis nepasiteisinti, tada bus dar sunkiau. Čia dažnai, kaip paminėjai tą pavyzdį, tai čia iš karto keli dalykai, kuriuos tu formuoji. Jeigu tu visą laiką keliesi, nežinau, apie 7 ar 8 valandą, tai tau jau atsikelti 6 valandą jau yra įpročio keitimas, jeigu tai pasakyti. O jeigu dar ir sportą kažkokį pridėti ar kažką kitą, tai jau čia daug įpročių, kuriuos reikia naujus formuoti. Taip, jau kompleksinis įprotis gaunasi, tai labai daug šansų neįgyvendinti jo, geriau po mažus žingsnelius prisipratinti ir tada įprotį prisijaukinti. Dabar mes turim jau vasarį, ne? Tai ar dar aš galiu, nežinau, keltis tuos tikslus, ar aš būtinai juos turiu keltis naujais metais nuo sausio pradžios, žinai, ir žiūrėti, ne, sakykime, aš dabar išsikėliau tikslus, žiūriu, kad aš daug jų turiu, gal man čia dabar reikėtų juos peržiūrėti, tuos tikslus dabar, ne, nes tikėtina, kad gal jau net pusės ar daugiau nebedarau aš jų, tai kada tas tinkamas laikas juos peržiūrėti, tuos savo tikslus? Tai visų pirma, tikrai nebūtina ryžtis prie sausio 1 ar gimtadienio, tada, kada jau pribręsite tam, ar ne, ir sugalvosite tą norą, tada laikas ir susidėliota atkarpą, ir galite įsikelti nebūtinai metams, jūsų, sakau, kitas lygis yra, kaip jūs keliatės tikslus 5 metams, ar ne, nes jūs galite žymiai daugiau pasiekti etapais. O peržiūrėti reikia kaip galima dažniau. Tai turėtų toks pats irgi įprotis būti, nes jei mes surašom tos tikslus ir kažkur paslėpiam, po pagalbę pasidedam, na, jau čia ne į tikslų siekimas, geriau gal manifestacija kokia, galimai, bet šiuo atveju, jei norit sąmoningai sprendimus daryti, tai turit reflektuoti ir analizuoti. Gerai, žiūrėkit, praėjo sausis, nieko aš nepadariau dėl to, kas man trukdė. Kokios buvo kliūtis. Tai ką aš galiu dėl to daryti? O gal man reikia biškį šiek tiek pasikoreguoti tos tikslus, ar ne? Gal atsisakyti kažkurių, gal pradėkim šitą ketvirtį skirsiu tik tai sričiai, man bus paprasčiau ir paskui pažiūrėsiu, gal pajungsiu kitą. Tai kuo dažniau savo kelsite tos klausimus ir su savim pasikalbėsite, tokį rezultatą ir pasieksite. Juk paimkime organizacijos, labai sėkmingai siekia tos tikslus ir save vertina ir didina pajamas ir taip toliau. KPIs yra kas ketvirtį stebimi, aišku, kas mėnesį, tiksliau dar kas savaitę. Tai kodėl organizacijos, dirbant mes įmonėse, taikom šitą taktiką ir puikiai suprantam, o jau savo kažkaip gailim to laiko, ir atrodo, kad netrandam ir noro, ir motivacijos, tai reikėtų irgi prioritetus susidėlioti gyvenime ir pasižiūrėti, ką aš galiu pasiekti, tas pačias taktikas pritaikant savo. Tai puikus metas, baigė sausis, prasidėjo vasaris, peržiūrim savo išsikeltus tikslus, kiek sekėsi, kiek nesisekė ir jeigu norim, juos perkuriam. Tai paminėjau vieną konkrečią metodiką, pagal ką tu rekomenduotum kelti tikslus, ne? Ir manau, kad dauguma mūsų klausytojų tikrai žino SMART metodiką, bet gal tu dar kažkokį, nežinau, metodiką turi tikslų siekimo, kurią gal pati irgi naudoji, kurią mes galėtumėm pritaikyti mūsų kasdieniam tikslam kelti. Taip. Tai labai svarbu, aišku, neapsikraustyti save ir apsikarstyti labai didelėm metodikom ir taip toliau. Reikia įsigryninti paprastus kelius būdus, įrankius ir juos iš tikrųjų naudoti. Tai pradžiai SMART, ar ne, bet lygiai grečiai manau, kad verta susipažinti ir su WOOP metodika. Tai
gal nėra tokia dar populiari ir paplitusi, bet jos tikslas iš tikrųjų ne tai, kad apibrėžti tikslą, bet įvardinti kliūtis, kurios mums trukdys tuos tikslus pasiekti. Tai WUP irgi lygiai taip pat kaip SMART yra užkoduotas žodis kiekvienoj raidėjai. Tai pagrindinė pirmas yra wish, ne, ko noriu pasiekti, kokia ta mano motyvacija. Ir čia reikia skirti kuo daugiau laiko, nes kuo daugiau turėsit argumentų, kodėl aš tai dariau, to bus paskui savo įspirti užpakalį bus lengviau. Antrasis outcome, tai koks vis dėlto rezultatas, kurio tu sieki. Tai kaip tu jį pamatuosi, kuo tiksliau apibrėžkit jį, ar terminą ir taip toliau, ką jau esat įsigryninę. Ir trečiasis, tai vėlgi O raidė obstacles, kokie galimi barjerai, kas man trukdys. Tai gal man trukdys jei aš noriu, tarkim, sveikatingumą prioritizuoti šiais metais, ne, tai gal mano darbotvarkę trukdys, gal man reikia kažkaip prioritizuoti, ar ne, kad aš galėčiau atrasti tam laiko. Gal savaitgalio pramogas pakeisiu pramogoms su sportu susijusiom, gal prisijungsiu į kažkokią bendruomenę, ar ne, kokie tie barjerai ir kaip aš juos apeisiu, iš karto jūs tam galite pasiruošti, nelaukti, kol jie atsiras, bet tiesiog jau apgalvoti situacijas ir logiškai pabandyti apsidėlioti žingsnius. Na ir pabaigai planas, tai būtent tas raidė ir yra planas, tai tų kliūčių įveikimo planas jums padės, kai jos atsiras, būti nenustebus, o jau pasiruošus. Kaip tu tai darysi, ne? Čia, žinai, kaip ir sakė, ne? Kad susidėlioti, kad jeigu susidėliojau, kad bėgiosiu, tai gal tas kliūtis, ne? Kad 6 valandą atsikėlus, man nepavyks išeiti pabėgioti, ne? O jau apsirengus sportinę aprangą išeiti pabėgioti bus labai labai lengva. Tai kaip mėgautis tuo procesu, tikslų siekimo visoje toj kelioniai? Nes mes dažniausiai labai siekiam to galutinio tikslo ir pamirštam pasimėgauti tuo procesu, link kur keliaujam. Iš tiesų, kadangi prisijaukinau tikslų siekimą ir įpročių formavimą per sportą, labai rekomenduoju aplamai per tą prizmę ir prisijaukinti jį. Kodėl? Nes tai yra dažnu atveju labai priklauso nuo mūsų, mažiau nuo aplinkos. Nebent kažkokia trauma ar taip toliau, tai yra visiškai nuo mūsų priklausantis dalykas ir tokiu atveju tu kiek įdėsi, tiek ir turėsi. Tai tuo atveju, pavyzdžiui, karjeroje, darbuose daug yra kintamųjų, daug kitų žmonių ir taip toliau, tai labai reikėtų susiorientuoti, kad tu vertinsi savo indėlį, ar ne? Ir man, pavyzdžiui, padeda irgi išliekti motyvuotai ir džiaugtis tuo procesu, kai aš vertinu savo įdėtą indėlį. Tai reiškia, kad ir tuos 10 km aš atsistoju, aš prabėgu ir viskas. Ir baigėsi mano indėlis ir aš dėl to esu laiminga, nes aš vertinu, kad aš padariau savo dalį. O pagal tą planą. Tai manau, visų pirma, vertinti savo indėlį ir apibrėžti, nes mes aplinkybių, aišku, negalim keisti ir kartais tie barjerai uždominuos ir pakeis aplinkybės ir bus sunkiau galimai savo tikslus siekti, bet vertinkit savo indėlį ir džiaukitės dėl to, kiek jūs savo vis dėlto save motyvuojat ir įkvėpėt daryti tai, kad ir pasakėt, atsikelsiu šiandien 6 ryto ir jūs atsikėlėt, jau yra proga pasidžiaugti, aš didžiuojasi savim. Tai faktas, kad procese tik tai ir suprasite, iš kur tas malonumas didysis ateina. Negaliu pasakyti gal savo patirties, bet lygiai taip pat aš tikrai mažiausią malonumą tikriausiai pajaučiu, kai finišuoju kažkokiose varžybose, nes pats malonumas ir pati emocija didžiausia buvo pačiam procese. Pavyzdžiui, lygiai taip tas pats sportas, kiek jis man daug naujų žmonių į mano bendruomenę atvedė, ne, kiek gražių rytų esu mačius, kiek gražios gamtos ir emocijų ir minčių pas mane atėjo tuomet, kai aš bėgiodavau, ar ne? Tas buvo iš tikrųjų pats ir unikaliausia dovana, kuri ir davė šitą patirtį. Tu supratai, kad tas procesas ir yra dėl kas praturtina gyvenimą. Ir tas rezultatas, kaip vyšnia ant torto, ir buvo tas medalis. Bet manau, jei jūs tikrai darysite ir pasitikėsite, kad procese
vis dėlto atsiras tas malonumas, tiesiog pradžiai negalvokite ir jis ateis. Nesvarbu, ką darysite, ar sieksite savo karjeros tikslų, sveikatingumo ir taip toliau, suprasit, kad procese gyvenimas būna praturtintas tokiom patirtim, kurių tikrai negautumėte, tai tiesiog to nedarytumėte. Ne? Ir tas milijonas uždirbtas galiausiai bus tik tai toks varnelės pažymėjimas savo Exceliukėje. Bet iš tikrųjų per tą kelionę, kol pasiekit tą milijoną, jau praturtinsit savo gyvenimą, pasakosit savo vaikams visas patirtis. Nes tas toks pasiekimas, tokia pergalinė, tokia labai trumpa būna. Tai jeigu nesidžiaugi tų procesų visoji kasdienoje, tai ta prasme ta pergalinė atrodo tokia, kaip aš sakau, pasiekiau, kaip tu sakai, tą varnytę užsidėjau, ne? Bet ar reikia švęsti tuo, žinai, tas savo mažas pergalės, ne? Pavyzdžiui, kaip ir tu sakei, buvo tavo tikslas prabėgti maratoną. Tai ar prabėgai tą maratoną, mums aišku, mūsų klausytojams irgi manau, kad įdomu. Ir kaip tada, pasiekus tą savo iškeltą tikslą, kokiu toliau kėlei savo tikslą, ar kėlei dar tais metais, žinai, savo tikslą toliau šitoj srityje? Taip, tai sakau, vis dar keliu tuos tikslus ir dabar sakau, yra net, bijau sumeluoti, gal 6 skirtingos sritis, sveikatingumas tik viena iš jų, kur aš keliu tikslus ir supratau, kiek daug galima savo gyvenimą programuoti pagal tai, kad tu sąmoningai darai sprendimus. Tai lygiai taip pat su sportu, aš supratau, pamatydama, kiek daug man duoda pats procesas malonumo, tiesiog kaip tapau priklausoma šiek tiek nuo to sporto ir registravausi visas įmanomas varžybas, pradedant bėgimo, paskui prasidėjo triatlono, nes pagalvojau, visada mane labai žavėjo tie geležiniai žmonės. Atrodė, jie kažkokie unikalūs ir taip norėčiau, visų pirma, susipažinti su jais, visų antra, pati pabandyti, ką reiškia įvaldyti 3 sportus, kuris nei vienas nebuvo man artimas. Aš dviratį nusipirkau, aš į baseiną užsirašiau ir bėgimas jau buvo kažkiek pas mane pažįstamas. Tai tikrai reikėjo per galvą verstis, kad tai taptų mano įpročiu, bet vėlgi tai atvėrė mano akis ir galimybės ir supratau, kiek žmogus gali, kai jis tikslingai įsivardina savo tą motivaciją ir norą. Ir taip, prieš kelis metus. Ir pasiekiau tą tikslą, kuris vainikavo šitą mano sveikatingumo kelionę, tai įveikiau Taline Ironman distanciją. Tai buvo labai labai įdomi patirtis, labiau žinoma dėl proceso pačio, nes Ironman distancija buvo kaip šventė. Kaip šventė, kur visi žmonės, kurie dedikavo savo gyvenimą tam sportui, tai bendruomeniai, tiesiog susirenka ir ar vieni gerina rezultatą, kiti tiesiog bando pasiekti tą finišą, kiti mėgaujasi procesu. Bet patirtis unikali ir tikrai įkvėpia tikėti mūsų potencialu, kurį mes galim kiekvienas atskleisti, sąmoningai priimant sprendimus. Tai sveikinu, manau, kad dalyvauti Ironman ir, žinai, manau, kad čia jau tau rodo, žinai, ir tavo tokį užsidėgymą ir norą, tai labai, manau, kad didelis pasiekimas. Tai sveikinimai tau, Marija. Tai kokius tame, žinai, manau, kad visas tas procesas, kol tu rašeisi, tave labai užaugino, ne? Kokius tau iššūkius teko įveikti, norint pasiruošti šitam, čia net nežinau, kaip pavadinti, Ironman, kaip vadinasi? Mano varžybos, taip. Varžybos, ne? Taip. Tai faktas, kad reikėjo įpročius pakeisti, tuo atveju šiek tiek labiau susibalansuoti gyvenimą. Tai reiškia, ne visą laiką ofise sėdėti, bet suprasti, kad man reikia dar šiandien 2 valandas skirti sportui. Ar ne, jei man reikės su dviračiu minti, tai iš viso man reikės dar kokių 3 valandų ar 4, nes reikės, kol tu ten tą dviratį pasiruoši, viską apsirengi, išvažiuoji, visą kitą, suprasti ir susidurti su baime, nes aš šiaip bijau greičio ir man dviratyje labai reikalingas greitis, tai aš iki šiol dar ant stabdžių važiuoju nuo kalnų, tai ir tuo pačiu aš atsimenu dar prieš vaikystę, aš turėjau tokį išgąstį su dviračiu, nes buvau nukritus prie pat važiuojančios mašinos ir šalia mano galvos pravažiavo mašiną ir aš galvoju, aš gyvenime niekada su to dviračiu nieko daugiau nedarysiu. Bet važiavau ir Ispanijos stovyklą triatlono, kur pirmą kartą su
prikabinamais batais ant to plentinio dviračio įsisėdau ir turėjau minti kalnus. Ir aišku, aš tikrai buvau galiorkoj ir gale, bet ta galimybė šiek tiek būti su geresniais ir pasistiebti, ar ne, ir pamatyti, kad tave palaiko, tau suteikia tokios drąsos, kurios tu galvoji, kad niekada neturėjai ir galvoji, gal niekada ant to dviračio neatsisėsi. Tai šitie tikslai, tokios istorijos, tokios iškarpos iš mano patirčių, tikrai galėčiau ilgai pasakoti, tikrai aš turėsiu ką papasakoti, viliuosi ir savo vaikams, nes jei ne tas vienas tikslas, ar ne, tos 10 kilometrų, aš tikrai tos patirties neturėčiau. Tai įsivaizduokit, ką mes galim pasiekti ir kokių mes patirčių galim turėti gyvenime ir kaip praturtinti, jei mes vis dėlto paimsim ir pasieksim tą vieną tikslą, ar ne, kuris šiandien atrodo toks, gal būtų gerai, bet gal jis atneš tai, ko mes dar net neįsivaizduojam, ką atneš mūsų gyvenimui. Na, žinai, 10 km su triatlonu, tai čia kaip palygini, tai atrodo, žinai, jeigu tu įsikėlus būtum pradžioj tokį didelį tikslą, tai klausimas, ar būtum, žinai, pasiekus tiek daug, bet mažais žingsniukais galima pasiekti tokius, atrodo, wow, įspūdingus tikslus. Tai ką patartum, nežinau, mūsų klausytojam, ką jau šiandien jie gali pradėti daryti, kad atgaivintų savo tuos tikslus arba atsirastų dar didesnė motyvacija juos daryti? Manau, pradžioj tiesiog įsigryninti tą vieną savo prioritetą, kad ir šiem metams ar artimiausiam mėnesiam, kam jūs norite atskirti savo laiko, dėmesio, ar tas sritis, kuriam gal labai gerai sekasi ir norit daugiau susikoncentruoti ir ten dar kažką pasiekti, arba ten, kur mažiausiai jūs vertinat savo skiriamą laiką ir taip toliau. Ir įsivardinus tiesiog vieną sritį, tai yra arba santykiai, ar finansai, ar sveikatingumas, ar emocinės gerbūvis. Tiesiog vardinkit, ką tik norit, įsirinkit vieną sritį ir tada pagalvokit, kodėl jums tai svarbu ir susidėliokit veiksmų planą iki savo to apčiuopiamo rezultato. Kad ir, pavyzdžiui, noriu pagerinti santykius su savo šeima, ar ne, kokiais būdais, kaip aš vertinsiu, kad bus pagerintas. Gal tada, kada mes prie kalėdų stalo turėsim kažkokias patirtis jau aptarti, ar ne, kurias jau turėjom bendras per metus, ar ne, tai todėl aš galiu susiplanuoti, pavyzdžiui, bendrą kelionę per metus su savo šeima, jos išsivežti kažkur, arba keliauti kartu į muziejų, ar ne, ir tada per kalėdų stalą jau mes turėsim kažkokį bendrą patyrimą kartu, ir tai mūsų artins. Labai elementarų tokį pavyzdį, bet iš tiesų tai yra iš mano gyvenimo istorijos. Lygiai taip pat aš kažkuriais metais įsivardinau, kad man svarbu, tai yra ir noriu tam skirti, ir lygiai taip pat dariau tos veiksmus, vežiausi šeimai kelionės ar skiriau daugiau dėmesio tam, kad suartinti ir turėti tą savo gyvenimo sritį labiau užpildytą. Tai, manau, vienas tikslas, vienas prioritetas, argumentavimas ir labai aiškus veiksmų planas. Jau kai turėsi tokį aiškų planą, ką jūs padarysite, kad pasiektume tą, tai liks vėlgi nebegalvot, o tiesiog daryti. Tas yra lengviausia. Tai mažiau galvokit, daugiau darykit. O kaip su palaikymu, žinai, su šitam sritim? Nes tu, kai esi vienas, kartais nusėstų tavo motivacija, kad ir kokį tu ten gerą planą turi, bet ta motivacija yra svyruojanti, žinai. Ir aš pati matau iš savęs, kai aš turiu palaikančią aplinką, kuri vis primena, čia ar pasportavai, ir čia prabėgai, tai visai kitaip tos tikslus sekasi gyvendinti. Tai, ar svarbu mums tuose tiksluose, nežinau, susikurti kažkokią erdvę, kur kas mus, nežinau, primintų, papušintų gal truputėlį, kad, žinai, čia kaip analogija darbe, kad darbe tai vis vadovas primena tos tikslus, ką reikia įgyvendinti ir tos KPIs-us. O tai kaip yra su tais asmeniniais tikslais? Tai čia yra toks, mano nuomonė, šiek tiek dviprasmiška. Nes jei pačioj pradžioj mes susigalvosim, pavyzdžiui, dažnai būna, aš su drauge eisiu į sporto klubą, ar ne? Ir mes einame į sporto klubą kiekvieną ten kas 2-3 dieną. Ir
jai dingsta motyvacija kažkada tau dingsta motyvacija. Ir supranti, kad kažkaip jūs nelabai vienas kitą ir palaikot ir padedat, nes tau dar sunkiau yra, kai tu matai, kad kitas žmogus neina ir dėl to liktais, tai ir aš neįsiu, tai ką aš vienas eisiu. Tai visų pirma, reikėtų, manau, pradėti nuo tiesiog įsigilinimo į save ir įsigilinimo, kodėl aš tai darau. O tada tas palaikymas be abejo yra svarbus, bet jis turėtų nekeisti mano fokuso į tą tikslą, ar kitas žmogus tą darys kartu, ar palaikys mane, ar nepalaikys, nes jūs galite kelti lūkesčius tik tai savo, niekam kitam. Tai jei bus aplinka, kuri palaikys, nes gali būti, tai sakys nesąmonė, nes aš irgi gavau savo aplinkos, ką tu čia bandai olimpiadininkė būt, žinai. Tai visiškai, jei aš neturėčiau pagrindo ir supratimo, kodėl aš tai darau, tai mane ir išmuštų. Tai labai svarbu, taip, palaikymo reikia, bet tai neturėtų būti pagrindas mano, kad aš jei turėsiu palaikymo, aš tą darysiu, jei neturėsiu palaikymo, tai nedarysiu. Tai šito mano tiesiog asmeninė nuomonė ir patirtim labai svarbu atskirti, o kitas dalykas, kartais mes nesam ir prieš save labai teisingi ir atsakingi, įsipareigokit prieš kitus žmonės, taip, sakykit savo tikslus, įgarsinkit juos, bet ypatingai prieš tos žmonės, kurių nuomonė mums rūpi, kurie mums reiškia, prieš kuriuos mums gėda būtų pasakyti, kad ne, vis dėlto numečiau šitą tikslą, nes labai priklauso, ką jūs pasakysit, ar savo artimiausiam partneriui, ten draugai, kurie kad ir ką tu darysim, ar sieksi tikslą, ar nesieksi, jis vis tiek tave palaikys, jis vis tiek sakys, gerai, kaip tau geriau ir taip toliau. Tai čia tobuliausiu atveju, žinoma, turėti mentorių, kuris bus šiek tiek tavo tas vadovas ir ta kryptis, kad tu neprarastum savo fokusą, jis tau primins, ką tu ten sakei prieš metus, kodėl tu tą darai. Bet supraskime, kad vis dėlto pasitikėt ir kelti lūkesčius galim tik savo, o kiti gali būti tik palaikymas toks lengvas šalia, nepriklausomai kas vyks aplinkoje, jūsų požiūris ir jūsų santykis su jūsų tikslu neturi keistis. Tai man tikrai padėjo tai, kad aš prieš kitus žmonės dalinausi tuos tikslus, įgarsinau juos, nes man įsipareigoti ir nepavesti ir nesugadinti savo žodžio reikšmės prieš kitus žmonės man buvo svarbu. Kitas dalykas, kad man tikrai labai padėjo, tai yra bendruomenė. Tai šiuo atveju aš paskui prisijungiu prie tų žmonių bendruomenės, kaip, pavyzdžiui, triatlono, kuri tiesiog jau tuo gyvena, jau jie ten visam kitam lygi tame ir tu supranti, kiek dar tau toli ir kiek tau dar reikia iš jų mokytis ir taip toliau. Tai visi bėgiojimo klubai ir taip toliau labai gali padėti, tik kaip sakau, iš savo aplinkos, nebūtinai ieškokit to palaikymo ar juo remkitės, nes nebūtinai jį gausite. Taip, nebūtinai gausim, bet žinai, vis laiką turėti tą, kuris palaiko, yra labai labai gera. Tai žinai, tai tavo labai gražus pasakymas, kad jeigu neturi savo artimoje aplinkoje, tai susirasti tą bendruomenę, kur tu gali, kur, žinai, visų tada požiūris toks pats, nusteikimas toks pats, kur tu gali gauti to pasisemti, žinai, įkvėpimo ir toliau siekti tų savo tikslų, tų pergalių. Tai man dar norisi truputėlį sugrįžti į tas pergalės, ne, mes pasiekėm savo tikslą, ne, ir girdžiu, kad pati tai dar didesnius tikslus savo išsikėlė ir vis keli, žinai, o kaip atšventimas tų tikslų, ar, nežinau, ar tu kažkaip paminėjai, kažkaip atšventėjai tą savo 10 kilometrų nubėgimą tą Kauno maratone, ar buvo kažkokia šventė, ar kažką darėt, nes manau, kad aš bent jau per savo prizmę sakau, kad bent jau aš tai pamirštu kartais pasidžiaugti, ne, yra procesas, bet tos šventės, pergalės neturiu tokio jausmo, kad čia dabar va džiaugiamės. Ir galiu papasakoti šią savaitės įvykį pas vaiką mokykloje, buvo kiekvieną pusmetį vyksta kaip čia pavadinti, pusmečio pristatymas, kas čia man įvyko, ką aš čia pasiekiau, ką aš čia išmokau. Ir po jo visą laiką mokykla sako, tai dabar švęskite, nes pusmetis įvyko. Ir aš galvoju, geras, reikia švęsti tokius proceso mažus dalykus, kur kažkoks pasiekimas įvyko. Tai kaip tu, ar atšventei kažkaip?
10 kilometrų aš net neatsimenu, bet kad aš jį prasminau keldama nuotrauką į savo socialinius tinklus tikrai. Ir čia yra irgi lygiai toks pats atšventimas, įprasminimas, pasidalinimas su draugais, parašymas, nes tu dar gauni to palaikymo, šiuolaikiniai aplinkoje dažniu atveju būna nuotolinis ar ne. Tai man ta dozė, kai vienas dalykas tu iš savęs gauni to pasitenkinimo, malonumo, kad tu tai padarai, kitas dar palaikymas iš kitų, nes žinoma, jei tu to nesidalinsi, nesakysi, tai žmonės net nežinos, kad čia tave sveikinti reikia, bet reikia leisti savo būti pasveikintam, nes tai duoda mums to stimulo, gerai, aš noriu vėl tą pajausti jausmą, kai manim kažkas didžiuojasi, ne tik tai aš. Tai sudėliokit savo sąlygas, tai pradedant nuo tiesiog elementaraus įrašo savo bendruomenį, ir pasidalinant savo rezultatais. O kitas dalykas, kiekvienas mes švenčiam pergalės labai skirtingai. Aš galiu nebent pasakyti savo patirtis, kaip švenčiam. Tai tuos tikslus, kurie su sportu susiję, tai dažniausiai šventi po kokios gerų varžybų, tu su labai labai sočiu ir skaniu maistu. Nes labiausiai, ką begali daryti po tų varžybų užsidėjęs medalį, tai tik tai pavalgyti ir mėgo. Tai šiuo atveju man tiek užtekdavo, viskas graži nuotrauka prie finišo linijos, skaniai pavalgom dviračiai ir paskui kitą dieną vėl einam, siekiam kitus tikslų, mėgavomės procesu. Jei matot, kad reikia pagal jūsų, jei tam tikslas yra dar kitoks, sudėtingesnis, nežinau, nusipirkti, tarkim, įsikurti būstą ir taip toliau, tai faktas, tai sugalvokit taip, kaip jūs apsidovanosit. Jau tas būstas bus, aišku, jau ta dovana, bet iki tol žmonės šauna ir šampaną, ir kelionės, ir su draugais sutinka, ir tas daro tos pasidalinimus. Lygiai taip pat aš, pavyzdžiui, po Ironman varžybų aš pasikeičiau savo draugės ir papasakojau apie tą patirtį. Tai tas buvo ir man dovana, nes man buvo gera dalintis su kitais žmonėm ir taip pačiu gavau tą labai daug emocijų pliusinių palaikymo. Tai tiesiog jūs galite ir išprovokuoti, gauti tas dovanas ir tuos prizus, kuriuos norite, ar ne? Taip. Tai švęskim, jeigu pasiekim kažką, švęskim ir prasminkim tuos dalykus, kuriuos padarom. Mūsų laikas taip po truputį senka, bet aš žinau, kad visą laiką mūsų klausytojams, žiūrovam labai patinka patarimai. Žinai, tai gal, Marija, turėtum kažkokių patarimų mūsų klausytojams, norintiem pasiekti daugiau 2025 metais tuos tikslus. Tai gal kažkokių turi patarimų? Dabar dėl patarimų. Pabandysiu įvardinti viską, ką mes aptarėm, trumpai ir primenant, nes labai žinoma, pradžiai svarbu aiškus noras ir argumentai, kodėl aš tai darau. Svarbu kokybė, o ne kiekybė, susiorientuokite į tą vieną tikslą. Antras, pradėkite nuo mažų žingsnelių, pradžiai prisijaukinti tą tikslų siekimo būdą, ar ne, kad jūs patys gautumėt pasitikėjimą savimi ir matytumėt, kad aš tikrai galiu ir tada didinkit tuos tikslus, bet pradžiai įsikelkit kuo mažesnį tikslą ir sudarykit veiksmų planą. Tai veiksmų planas reiškia, kaip jūs tai darysite, įvardinkit ir barjerus, kliūtis, kurios galimai jums bus ir susidėliokite savo taip veiksmų planą, kad tai būtų apgalvota ir savo padėtumėt. Tai geriau 6 ryto nepradėkit 10 km bėgioti, jei nesate rytinis žmogus ir dar nebėgiotojas. Tai sudėliokit taip, kad būtų realiau. Tada, žinoma, dėl to palaikymo, tai tikrai įsivardinkite, kokiu būdu jūs palaikysite tą motivaciją. Vienas dalykas, ar ne, prisijungti prie bendruomenės. Kitas dalykas, susirasti mentorių, čia būtų nuostabu, ar ne, kuris tą pulsą palaikys jūsų tikslų siekime. Kitas dalykas, tiesiog savo bendruomeniai, savo draugams dalintis apie tai ir pasakot ne tai, kad aš bandysiu, aš čia pradedu kažką, bet drąsiai. Aš šių metų tikslas mano yra nubėgti 10 km. Gal tu nori pradėti ir kartu prasibėgti kažkur iš savaitgalį, ar ne? Tai galinkite savo draugus lygiai taip pat, duokite jiems priemonės palaikyti jūs. Ir pabaigai tiesiog
pabandykite pamilti procesą, atrasti mažų džiaugsmų pačiam procese, nes rezultatas bus tik tai pasiekmė, jei mėgausitės procesu. Puikiai, labai gražiai viską apibendrinai mūsų visą pokalbį ir užbaigimui klausimas, ar norėtum kažką palinkėti mūsų klausytojams? Tai linkiu peržiūrėti savo naujametinius tikslus, juos galimai gal pasikoreguoti iš to, ką šiandien išgirdote ir tikėti, kad jūs galite, nes aš tikiu, kad jūs galite. Aš ir manau, kad mes visi galime, tai ačiū. Marija, ačiū, kad šiandien skyrei laiko ir buvai su mumis ir pasidalinai savo puikiai istoriją, manau, tokia įkvepiančia istorija, kaip atrodo, tie 2 kilometrai gali pavirsti tokiomis nuostabiomis varžybomis. Tai ačiū mūsų klausytojai ir pasimatysim už kelių savaičių vėl mūsų tinklalaidėje Žmogiškai. Iki! Ačiū, kad buvai kartu su Triple O Consulting ir mano kuriama tinklalaidė Žmogiškai. Mūsų įrašus gali klausyti visose tinklalaidžių platformose. Atmink, žmogiškai ir niekaip kitaip.